Čia rezistorius, o čia elektros plytelė. Ir jie elektros grandinėje elgiasi labai panašiai. Elektros plytelė yra palyginti labai paprastas elektros prietaisas. Jame tiesiog yra skirtingo ilgio vielos gabaliukai. Ačiū Lemona Electronics už šią plytelę, o dabar kaip ji veikia. Kai elektros srovė teka tais vielos gabaliukais, išsiskiria šiluma. Kuo ilgesnis vielos gabaliukas, tuo šilumos išsiskiria mažiau, todėl kad yra didesnis elektrinis pasipriešinimas. Kuo vielos gabaliukas trumpesnis, tuo šilumos išsiskiria daugiau. Šis pasipriešinimas yra vadinamas varža. Kuo varža didesnė, tuo didesnis pasipriešinimas, kuo varža mažesnė, pasipriešinimas mažesnis. Lemputė puikiai iliustruoja mūsų elektrinės plytelės varžą. Kuo varža mažesnė, tuo daugiau srovės teka mūsų plytelė, tuo daugiau išsiskiria šilumos ir tuo daugiau mūsų lemputė išskiria šviesos, nes jie irgi teka daugiau elektros srovės. Tai būtent elektros sroviai ir įtampai kontroliuoti ir naudojamas šis mažas elektros komponentas, tai yra rezistorius. Ir jo viduje mes turime kažką panašaus į suvyniotą vielą. Nu, jeigu tau įdomu elektronika ir elektronikos komponentai, gali įsigyti prekių iš Lemona Electronics su 20% nuolaida su nuolaidos kodu M2 pasirodymai.